Ypatingai vėjuotą dieną atvykome į Kelmės rajoną, Ušnėnus, kuriame įsikūręs Audronės Ispirian šeimos ūkis. Jame auginamos avietės. 25 hektarų žemės ūkininkė paveldėjo iš savo mamos. Moteris studijavo Šveicarijoje, tačiau kartu su mylimu vyru grįžo į Lietuvą. Paklausėme, kodėl. Nusprendėme grįžti į Lietuvą, todėl, kad su vyru laukiamės pirmosios dukros. Na ir pasirenkat kelią Šveicarija, Armėnija ar Lietuva, iš šių 3 šalių išsirinkom Lietuvą. Avietės, kai rinkomės, turėjom tik tai žemės ir turėjom 3 kriterijus. Norėjom, kad tai būtų miela širdžiai, kad tai būtų tokia kultūra, kurioje galėtumėm atsiskleisti kūryboje. Ir galvoju, kad tai neštų naudą žmonėm šalia gyvenantiem, tiek sveikatai, tiek galėtumėm įdarbinti žmonės, jiem padėti. Tai buvo 3 aspektai. Avietė buvo pati skaniausia, čia matėm labai daug galimybių gamyboj, kūryboj. Audronė Ispirian bendradarbiauja su Lietuvos agrariniu ir miško mokslo centru, sodininkystės ir daržininkystės institutu. Pati yra doktorantė. Instituto vedėjas profesorius Pranas Viškelis, paklaustas apie ūkininkę, negailėjo gerų žodžių. Yra džiugu, kad yra tokių ūkininkų, kuris galime didžiuotis, ir būtent Audronė ūkininkė pamatė, kad vis dėlto ir ūkininkui, kad būti inovatyviu, kad užimt tam tikrą rinkos dalį, kad sukurti tobulus kažkokius tai produktus, turi poreikį, kad reikia vis dėlto daugiau įvairių mokslo technologijos žinių. Ir už tai jinai įstojo ir į doktorantūrą. Kadangi jinai turi aviečių ūkį, tai jinai plėtoja tą verslą, nori gaminti naujus, tobulus, nišinius, biologiškai aktyvius, vertingus produktus. Na ir jos tematika už tai ir yra aviečių perdirbimo, betliekinių technologijų vystymas. Ūkininkė džiaugiasi, kad šiandien jos veikla, technologijos ir mokslas žengia koja kojon. Todėl mačiau galimybės, mačiau potencialą, taip pat įvertinau ir savo galimybės, nes pati rašiau begalės projektų ir mačiau, kad aš galėsiu tai padaryti. Kaip sprendimo būdus, tai be abejo mačiau mokslą ir bendradarbiavimą kartu. Čia aš atradau žinias, čia galiu kurti, tyrinėti ir atrasti naujus produktus, inovatyvius produktus, kurie gali būti konkurencingi rinkai. Taip pat pamatėme ir pridėtinę vertę, kuri yra galima ne vien realizuojant tyres, bet ir realizuojant produktus iš betliekės technologijos, tai yra panaudojant žiedinės ekonomikos principus. Moksle tai yra be galo svarbu ir tai yra vieta, kur aš mačiau būtent, kad aš galiu savo patirtį išskleisti, galiu būti ir naudinga, ir gauti tikrai didžiulės naudos. Čia kolektyvas yra labai stiprus. Čia susieina ir nacionalinis maisto ir ūkio klasteris. Ir vadovai yra be galo darbštus, protingi ir labai daug padedantis. Todėl kurti yra vienas malonumas, atrasti yra tiesiog gėris. Ir pabaigai galima tik pasidžiaugti. Audronės Ispirian sukurtas nacionalinės kokybės produktas – aviečių sėklyčių aliejus. Šių metų konkurso Rinkis prekė lietuviška nominantas ir nugalėtojas. Turime kuo didžiuotis.